Šiandieną nusprendžiau patobulinti savo sklypo kraštą ir nuimti krašte velėną, kadangi kai išpjaunu su benzininiu žlepė, sunku yra apipjauti aplink medelius, jų nepažeidus, ir be abejonės, kai su trimeriu pjaunu prie krašto pas kaimyną, ant akmenukų irgi krenta žolė. Tai šiandieną nusprendžiau panaikinti čia esančią velėną, tada aplink kraštą uždėsime tokius plastikinius bortelius, uždėsime geotekstilę ir užpilsime medžio drožlėmis. Apželdinti kraštą sklypą nusprendžiau su olejiniu kadagiu, kadangi jisai nuo savęs nemeta tiek daug šiukšlių lyginant kaip tuja, ganėtinai greitai auga. Dabar per šitos metus panašiai paaugo apie 5 cm, bet bendroji sumoji per 10 metų paauga panašiai 1,5 metro. Yra jų visokių rūšių, aš paėmiau kolonos formos, man jos tokios gražesnės šiek tiek. Na ir aišku, pavasarį ir rudenį reikėtų šiek tiek jas patręšti su spygliuočių trąšomis. Vienas medelis yra nepriaugęs, kažkodėl jam netiko šita vieta, galbūt buvo šiek tiek silpnesnės šaknis, tai ją reikės pakeisti, bet tai padarysim pavasarį. Viena iš pagrindinių problemų, kai esi naujakuris, nepagalvoji ir neišsidėlioji plano, kur kas bus, dėl to dabar reikia vargti. Kadangi, kai čia įsikūriau, visur užsėjau žolę kuo greičiau, kad gruntą sutvirtinti ir per didžiasias liūtis jisai mane nuplauktų. Tai dabar už tai ir vargstu. Tačiau, jeigu yra noro ir laiko, galima susiplanuoti, kur kas bus iš karto ir aišku, pasidaryti be vargo. Bet man toks variantas netinka. Aplink medelius reikėtų čia atsargiai, kad nepažeisti šaknų. Dar ką pastebėjau, kad per velėną, kai laišiau, arba žolė pasisavina tą vandenį, arba jis tiesiog nuplaukia iš šoną. Dėl to medelis neįsisavina tiek vandens ir silpniau auga. Давай, paspaudžiam. Vėluoja. Variklis, muzonas groja, su vastoga kiloja. Užkniso, blokuoju, saugiklis mieloji. Važiuojam, tai mūsų bilietas į rojų. Vėluoja, nelaukiam nieko nesustoja. Kiek galim statiniuoti šiandien? Galioja, štai mano bilietas į rojų. Svajoju, patekti pirmas, nemeluoju, ne. Šiandien puikiai atrodai, noriu tave pagirti, trokšta akim nurengti, kaip šį žingsnį žengti, gerti tarytum nuodą, noriu tave patirti, nuolat mylėti nuogą, niekad neišsiskirti. Draugai, šauniai žinoja, aš nekritikuoju, pelus miltus joju, žiauriai vilioja, visi sako noriu to, kas... Na va, ir baigta. Visas kraštas nuimtas. Ir prie to paties ir medeliai. Važiuosime pirkti bortelių. Važiuoju į depą, pirmiausia geotekstilę paimsim. Tai jinai yra iš principo 3 rūšių. Kubiniam metre yra tam tikras kiekis pačios medžiagos, tai paėmėm tą mažiausiai, kuris kainuoja 1,35 €, 22 metrus.
Einu paieškoti dabar medienos drožlių. Kažkur jas tenai turėjo būti. Todėl važiavau į depo, ne senukus, nors turiu senukų naujakurio kortelę, bet vis tiek pažiūrėjau burtelius per pusę pigiau. Čia apie eurą turėtų kainuoti, bet dar neradau kol kas. Senukose 2 eurai. Tai pažiūrėsim, kiek medžio drožlės kainuoja. Ir kažką išsirinksim. Nu, pasirinkimas tikrai nemažas, bet nesimato dabar naktį spalvos, tai teks atvažiuoti kitą dieną. Bet apytikrai kaina apie 2-4 eurai vieną to maišelę. Reikės paskaičiuoti, kiek maždaug reiks, bet kokių 20 reikės tikrai. Va, tarkim tokie. 3,69 vienas maišas. Na štai radau vėjos burtelius, metro ilgi, 45 mm aukštis, 75 mm plotis, euras 5 kaina. Senukose kainuoja apie 2 eurai, vienam pokė 8 vienetai, tai mums 5 pokų turėtų ir užtekti. Na ir jau išvažiavau iš depo, į kasą nuvažiavau, tai viena pakuotė kainuoja 21 euras. Tai vadinasi, vienas bortelis kainuoja 2 eurai su centais, beveik 3 eurai. Tai visgi gal ir senukose būtų buvę pigiau. Na, nieko tokio. Čia dėl kelių centų, nesvarbu. O rytoj reikės bandyti važiuoti medžių drožlių. Nupirkau drožlės, 5 eurai 30 centų vienas maišas, 10 maišų nusipirkau. Pažiūrėsim, gal užteks. Jeigu ne, važiuosim vėliau nusipirkti dar. Kadangi anksti temsta, teks darbus tęsti tamsoj. Taip. Pirmiausia, reikėtų išsimatuoti, kiek ten yra atstumo.
Na va, darbai baigti. Baigiau visą liniją, iš viso išėjo 23 maišai drožlių.